Labas vakaras, kviečiu žiūrėti aktualijų laidą Tautos mandatas. Aš Neringa Trinkaitė, o mano pašnekovas socialdemokratas Andrius Šedžius. Sveiki. Labas vakaras. Tai žinom, kad į jūs kreipiasi nuolat daug šiauliečių, kokios pagrindinės problemos kamuoja juos ir kiek žinau, pirmiausia, tai yra kelių problema, ar ne? Važiavimo problema. Na, iš tiesų, Šiaulių mieste situacija su gatvėmis nėra tokia prasta kaip kituose miestuose ir galima tik tai pagirti Šiaulių infrastruktūros skyriaus darbuotojus, kurie iš tiesų stengiasi iš paskutinių ir buvo padarę tikrai nemažai darbų ir tikiu, kad ir ateityje padarys. Ir centre miesto gatvės yra sutvarkytos, atnaujintos ir šiaip tokių didelių, kelio defektų, duobių taip vadinamų, mieste nėra. Taip, yra probleminių gatvių, yra daug žvyruotų gatvių, kurias reikia tvarkyti ir jos be abejo bus tvarkomos. Tų, sakykime, lėšų, kurios yra skiriamos, jų tikrai neužtenka, tačiau miesto valdžia turėtų atkreipti dėmesį į itin problematiškas vietas. Šiandien labai daug žmonių kreipiasi dėl aplinkelio, dėl pietvakarinio aplinkelio, kuris iš karto nukrautų didelį srautą transporto, kuris juda miesto centrinę gatvę, ypač Tilžės gatvę. Tilžės pramonės gatvių sankryža yra labai apkrauta. Iš tiesų pinigai yra skirta 14 milijonų įsisavinti iki 2010 metų, tai šiem ir kitiem metam. Ir manau, kad netrukus darbai turėtų pajudėti. Tačiau tai yra pinigai skirti kelių direkcijai, tai yra ne miesto gatvėms. Na, o mieste aš pats kreipiausi jau į miesto valdžią ir man iš tiesų tenka tik apgailestauti, kad yra toks požiūris į būtent probleminės gatves, probleminės sankryžas ir gavau atsakymą, kad gatvė, kuri būtų Leiklos gatvės tęsinys, kuris susijungtų su Aukštabalio gatve ir iš tiesų išspręstų būtent Tilžės gatvės, pramonės gatvės, pralaidumo problemas, kada yra piko metu 5 valandą, ir ryte apie 8 valandą, kada yra tos gatvės iš tiesų susidariusios didelės spūstis ir tiek ir miesto gyventojai kvėpuoja automobilių išmetamomis dujomis, tiek yra nesaugu ir vaikams, nes yra daug ir mokyklų ir čia yra tokie gyvenamieji rajonai, kaip Tilžės rajonas ir elektros tinklų rajonas, kur iš tiesų daug gyvena moksleivių ir jiems kirsti gatvę būtent tuo metu iš tikrųjų yra nesaugu. Šis tęsinys išspręstų tas problemas ir manau, kad tie žmonės, kurie ryte iš miegamojo rajono važiuoja būtent į pramoninį rajoną dirbti, taip pat savaitgaliais tie žmonės, kurie važiuoja į pramogų centrą Bruklinas ir statybinių medžiagų centrai dirba būtent šiam pramoniniam rajone ir turgus, tai manau iš tiesų būtų labai geras sprendimas. Tuo labiau, kad ten reikia tik 300 metrų gatvės. Tai 300 metrų gatvės infrastruktūros skyriaus skaičiavimais pareikalautų kažkur tai apie 1 milijoną litų miesto lėšų. Tai nėra tokie dideli pinigai ir manau, kad miestas gali leisti netgi ir tokiu sunkiu metu, gali leisti biudžetas tokius pinigus išspręsti šiom problemom. Tuo labiau, kad grąža būtų, manau, kelis kart ar net keliasdešimt kart didesnė. Kokias dar problemas jūs kaip Seimo narys išgirstate iš šiauliečių? Na, iš tiesų, turbūt viena iš aktualiausių ir didžiausių problemų, kurią žmonės dabar kelia paskutiniu metu, ypač vargingai gyvenantis, tai žmonės, kurie negali susirasti darbo ir praradę viltį ir iš tiesų, kreipiasi. Aišku, iš vienos pusės tai jie kreipiasi ne tuo adresu. Seimo narys tai ne įdarbinimo agentūra ir mes negalime pasiūlyti žmonėms darbo ir ar vienaip ar kitaip padėti jį susirasti. Tačiau tai rodo žmonių neviltį, kad jie iš tikrųjų negali to padaryti, o, kaip sakant,
situacija yra sudėtinga ir gyventi kažkaip jiem reikia. Na ir iš tiesų labai apmaudu, kad tokiems žmonėms negalim padėti ir stengiamės, aišku, ir manau, kad Seime jau teikiau raštą tiek Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui, tiek vyriausybės vadovui, premjerui Andriui Kubiliui apie susikloščiusią padėtį ir teikti prioritetą būtent dar naujų darbo vietų kūrimui, naujų darbo vietų paieškai, kad būtų ar tai darbdaviam palengvinimas kažkoks, tai ar atleidimas nuo mokesčių, vėlgi grįžtant į tą situaciją, kokią jau mes esam turėję 96-97 metais, kai iš tiesų netgi pradedant nuo 94-ųjų, kai buvo probleminis regionas, tiek Šiauliai, tiek Akmenė, atsimenam, kokia buvo bedarbystė. Ir iš tiesų, nesakyčiau, kad tokie laikai, nedaug dievė tokie grįžtų, bet panašus laikai grįžta ir dabar iš tiesų žmonėms labai sunku susirasti darbą. Smulkieji verslininkai patys sukūrė savo darbo vietas, jų Šiauliuose priskaičiuojama apie 14 000. Praeitą savaitę buvo susitikimas smulkiųjų verslininkų su miesto valdžia. Meras pažadėjo mažinti verslo liudijimų kainas, tie, kurie prekiauja Pabalių turguje ir dėl Šiaulių turgaus, kadangi privatus kapitalas. Kaip jūs vertinat situaciją mažinti? Ypač krizės metu turi būti sumažintos kainos ir jau praeitoj laidoje šnekėjom, iš tiesų buvo, kada kreipėsi turgaus prekiautojai, smulkieji verslininkai, kad jiem priešingai buvo pakeltas mokestis, reiškia už prekyvietės mokestis Pabalių turguje. Tai aš savo ruožtų kreipiausi tiek į merą, tiek į administracijos direktorių, tiek į finansų ir ekonomikos komitetą, kad būtų atsižvelgta ir būtų sumažintas prekyvietės mokestis, sumažintas ne biudžeto sąskaita, o pelno sąskaita, nes, kaip žinome, už 2008 metus bus maždaug apie 400 000 pelno UAB Pabalių turgus, tai iš tiesų iš to pelno galėtų mažinti tą prekyvietės mokestį, taip skatinti žmonės neapleisti bent jau esamų darbo vietų ir gal netgi kurti naujas. Tai aš iš tiesų džiaugiuosi, kad meras ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsižvelgia į šitos prašymus ir būtent priimami dabar sprendimai ar bus priimti artimiausių metų, kurie iš tiesų sumažins tiek už vertimąsi individualią veiklą, tai yra patentų kaina, tiek prekyvietės mokestis Šiaulių turguose.